Man gal taip organinis toks buvo atėjimas, nes nuo praeitų metų labai tokių daug visokių ieškojimų turėjau, svarstymų, pačiam gyvenime susidėliojimo buvo klausimų, ką dar čia reikėtų nuveikti, kur čia pakrypti. Ir daug tokių savo atsakymų ieškojau ir dėliojausi, ir ieškojau įdomių veiklų, kuriuose dar nebuvau įsitraukęs ir kur galima būtų rasti tam tikrus atsakymus į man rūpimus klausimus, ir iššoko Gentys. Tai čia toks gal vėlgi geras pailiustravimas, kad gyvenime nieko nebūna be reikalo. Vadinasi, šituo momentu man reikėjo genčių, turbūt reikėjo tos patirties, tų žmonių ratui, kurį aš ateidamas į gentis vėlgi iššokau, jų patirčių, kad aš atsakyčiau už savo tam tikrus klausimus. Tai va tas mano toks kelias buvo ieškojimo rezultatas. Ir jau tada pamačiau, susidėliojau, taip, užpildžiau anketą ir gavau kvietimą tada jau sudalyvauti. Iš tų žmonių, kurie buvo gentyse, vėlgi iš to rato mūsų gentainių, aš realiai per jų praktikas gavau kitus atsakymus, kaip ir kur galima nujudėti. Gavau netgi savo tokių atsakymų, kur tu turėjai susikalibruoti, ir kas tau patogu girdėti ir nepatogu girdėti, kas tave erzina, neerzina, kas yra galiausiai suprast tavo jausmai ir kai su jais tvarkytis, kas yra tas toks atvirumas. Ir man gal net pats didžiausias atradimas gentyse buvo, kad tame vyrų rate realiai tu gali dalintis tuo, ką tu jauti ir kas tau rūpi ir pakankamai stipriai atsiverti. Tai man čia buvo kažkoks kosmosas, nes labai, nežinau kaip čia nuskambėtų, net labai keistai nuskambėtų, bet aš savo tokią išvadą padariau, kad kitą sykį tokioje aplinkoje yra net lengviau atsivert negu su labai artimu žmogum. Ir nežinau kodėl, aš tam atsakymo tokio kaip ir loginę prasme neturiu, bet faktas tas, kad čia buvo lengviau kitais klausimais atsiverti ir pasidalinti ir gauti grįžtamą į ryšį. Ir man atrodo, kad ta metodika visa sudėliota ir ta logika genčių, jinai tokia labai pragalvotai, fainiai, nes jinai iš vienos pusės tave įpareigoja įsitraukti, tu duodi tam tikrą vėlgi įsipareigojimą dalyvauti, būti atviras, dalintis ir duoti atgalinį ryšį kitiem. Iš kitos pusės tu žiauriai daug gauni, jeigu tu nori gauti. Jeigu tu nenori būti tik tai žiūrovas, o tu nori būti tas iš tikrųjų dalyvis. Tai šiaip tai respektas iš tikrųjų. Man patiko ir jo labiau, kad mes gentį pasiliko, mūsų gentis ir po įvadinio kurso gyvena. Dar labai jauna, mums tik tai mėnuo, tai va, bet manau, kad viskas bus gerai. Aš galvoju, kad vyrams gera patirtis būtų pabandyti bent jau įvadinį kursą genčių. Kodėl? Todėl, kad čia, nežiūrint koks tavo amžius, nes gentyse tas amžius gali būti šiek tiek ir pamiksuotas, čia tu gali, tiesiog gauti patirtį kitų vyrų, kurie per gyvenimą vienus ar kitus dalykus jau yra patyrę, o tu dar to nepatyrei. Tu gali daryti būtent tą išvadą arba gali atrasti kažkokį tą aukso grūdą, kuris tau gali būti vertingas. Tai man atrodo, kad tai tinka visiems vyram, čia nereikalinga jokio, kaip sakoma, targetingo daryti, kad čia tik tai tokiam arba tokiam, tik jaunam arba senam, tik dirbančiam arba nedirbančiam. Jeigu tu jauti, kad nori tos vyriškos bendrystės dalinimasi, jeigu tu nori pabandyti galiausiai tą dalyką daryti, tai tinka visiems vyrukam.